Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Na, o šiandien aš kalbėsiu apie tai, kaip pasiruošti deryboms, kad jos būtų tikrai sėkmingos. Derybų sėkmę dažniausiai nulėmė mūsų sukurti santykiai su pirkėjais. Kuo mes daugiau pažinsime pirkėjus, kuo daugiau išsiaiškinsime, kas jiems yra svarbu, tuo daugiau naudos iš to turėsime derybų metu. Pavyzdžiui, jeigu pirkėjas nori, kad naujųjų namų kiemas būtų išklotas plytelėmis, vietoj to, kad sumažintume kainą, mes galime jam pasiūlyti patys sutvarkyti kiemą. Arba jeigu pirkėjas derasi dėl to, kad bankas jam neduoda reikiamo dydžio paskolos, galbūt mes galime jam padėti gauti didesnį finansavimą iš banko. Todėl niekada derybų metu nepradėkite dėrėtis dėl kainos. Pirmiausia, stenkite surinkti kuo daugiau informacijos apie patį pirkėją. Kas jam yra svarbu, kas jam patinka, nepatinka jūsų namuose, kokie rūpesčiai susijęs su šito būsto pirkimu jį slegia, kas neduoda ramybės ir panašiai. Niekada nepasiduokite neigiamoms emocijoms, net ir tuo atveju, jei provokacija kiltų iš pirkėjo pusės. Jeigu jau matote, kad visiškai nepavyksta susitarti, geriau atidėkite derybas kitai dienai. Visada iš anksto apgalvokite savo kainos ribas, kokią maksimalią nuolaidą galite padaryti, kiek sutiksite nusileisti. Geriausia, kai savo kainą galite pagrįsti, palygindami jūsų buto pardavimo kainą su kitais šiuo metu parduodamais panašiais būstais. Ir tam galite pasiruošti iš anksto, netgi atsispausdami tam tikrus skelbimus. Žinoma, taip pat derybose turite būti tvirti, stiprus, laikyti savo nuomonės, bet taip pat būti ir gana lankstus, nes derybos yra sėkmingos tada, kai laimi abi pusės. Na, o jeigu derybas baigėte sėkmingai, būtinai užtvirtinkite savo susitarimą raštu, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų. Šiam kartui tiek, na, o jeigu jūs turite man klausimų, jeigu jums reikia pagalbos parduodant jūsų nekilnojamąjį turtą, skambinkite man žemiau nurodytų telefonu ar rašykite man elektroninį laišką. Sėkmės!